vidun ir nieko neranda, nebėra jos vaikelių, atsirado tik vienas kreivakojėlis. Tai mamule, suėdė vilkas mano brolelius, tik aš vienas likau, šokau ant lentynos ir pasislėpiau po puodu, gyrėsi ožiukas. Apverkė, apraudojo ožkelį savo vaikelius, paėmė puodą, po kuriuo buvo pasislėpęs kreivakojėlis ir pradėjo maišyti tešlą blynams. Pas vieną kaimyną nuėjo vandens, pas kitą druskos, pas trečią miltų, pas ketvirtą sviesto, pas penktą keptuvės ir kol, verkdama viską susirinko per ašaras, takelio neberegėjo. Tada nusivedė ožkelį savo kreivakojėlį prie aukštos tvoros ir ėmė blynus kepti. Užkūrė ugnelę, dūmai rūksta, išėjo vilkas iš miško ir sako: kas ten rūkuliuoja, kas ten dūmuliuoja, ar ne mano kumulė blynelius kepa, svisteliu tepa. Ožkelė atsiliepė: